gerbiami žiūrovai, išskirtinė laida. Jūs pamatysite ne tik tai, kas vyksta kadre, bet ir už kadro. Kaip elgiasi, ką veikia vedėjos, kai jos atsipalaidavusios, juokauja, kvailioja, nepastebėdamos, kad jas vis tik stebi vaizdo filmavimo kameros. Ir ką pamatysiu aš? Ogi aktą. Jas, Paparacai LT žaviųjų vedėjų diena prasideda, na žinoma, nuo grimo procedūrų. Ryte susitikusios merginos garsiai aptarė savo per praėjusią savaitę patirtus nuotykius. Ką duoda nešiojasi rankinukę? Santykiai su pirmtakais. Filosofų. Kas čia toks iš jūsų? Meilės vardu. Paskalis čia? Čia Paskalis. Čia yra ponas Paskalis, kuris dėja numirė. Dėja. Tačiau intymiausi nuotykiai juk kur kas įdomesni už bet kokį rimtą darbą. Bet pats laikas ir tekstą pasimokyti. Ir su kolegomis pasikonsultuoti. O tu būsi pirkalė šernas? Kokia čia netai parašyta? Ar tu šernas? Tuo metu Paparacai LT kūrybinė komanda dėlioja paskutinių kopščiai nugludintą Paparacų LT laidą. Viskas. Užteks juokų. Pradedam darbą. Tęsime laidą nuo neįtikėtinos sensacijos. Sužinosite naujausius televizijos žvaigždžių meilės nuotykius. Apie skyrybas, vestuves ir visokius nuopolius. Matysite naują Giedrės Rusytės meilę. O tai ir ne. Netrukus pamatysite Godos Sabutytės visus gerbėjus ir kaip jie kovoja dėl jo širdies. O tai aš kur? Važiuojam. Matei? Mačiau. Ir ką? Ir visai neskaudėjo? Ir kur čia tau skaudės, kai taip gražiai atrodė? O dabar matysite reportažą apie Giedrę Rusytę. Palauk. Ko? Reklamos. Ir vėl. Esame išskirtinę ir paskutinę laidą Paparacai LT, kurioje o aš papasakosiu jums pasaką apie Giedrę, kuri gyveno akmeniniame bokšte, su geležiniais kuoriais atkeliavo baltadantis princas ir jai viską. Nu tai rodom, greičiau tą pasaką. Prašom. Oi, nu bet tai kaip gražiai čia Giedrutė apie mus šnekėjo. Taip, tikrai kaip apie tikras geras drauges. Ir teisingai, taip ir turi šnekėti išsilavinusi, kultūringa, inteligentiška moteris. O tai ką, mes jau neintelektualios. Nu ką tu čia pasakei, aišku, intelektualios. Aš pavyzdžiui skaitau neįtikėtino storumo knygą, kuri telpa neįtikėtino mažumo rankinuke. Nu ir apie kaimį. Apie vedusių žmonių neištikimybę. O tai tu ištekėjus? Ne. O tai tu neištikima? Ne. Tai kam tu skaitai? Nu maža ką. Taigi visko šiam gyvenime būna. Ir tai dar ne siurprizų pabaiga. Kaip tai ne pabaiga? Juk daugiau laidos vedėjų nėra. Mano miela mažoji draugė, žinok, laidą kuria ne tik vedėjos. Už kadro knibžda daugybė žmonių. O kas jie tokie? Paslaptingiai žvaigždžių medžiotojai. Nuožmieji paparacai su savo aštriaisiais mikrofonais. Klausyk. Klausau. O tu kada nors skandai? Nu, tu ne. O aš tai norėčiau. Tu išprotėjai. Nu ne, aš tai pasvajojau. Apie ką? Apie plekšnes Baltijos dugne? Ne. Apie tokį aukštą kaip kalnas ir gražų kaip angelas gelbėtoją, kuris mane gelbėja ir neša per putojančias bangas, o čia visur taip gražiai kabo tokie jūros dumbliai su gintarais šlapiais. Girdėjai neramės žinias? Ne, kokias? Zvonkai jau Vilniuje. Nu tai kas? Jis supa mus ir mūsų televiziją. O viešpatie, tai kaip jie tai daro? Kaip taip daro, jau veda vasaros TV3 šou kartu su Ambrozija. Tai kas čia bloga? Kas čia blogo skandalas? Oi, skandalingosios vakaro žinios. Taip. Ir žaviosios Paparacai LT vedėjos. Taip, kad visi norintys tapti olele berniukais jau gali ruoštis. Gerbiami žiūrovai, Ačiū, kad taip įdomiai mūsų žiūrėjote. o po reklamos žiūrėkite dar labiau. O po pertraukėlės matysite graudžiai linksmą paparacų atsisveikinimą su Lietuva. Tęsime skandalingų skandalų laidą Paparacai LT. Dabar jūsų dėmesio neįtikėtino žvaigždžių gyvenimo perturbacijos. Parodysime tai, ko dar niekas neparodė. Ką? Kaip žvaigždės išlinusios į viešumą spinduliuoja, o pasislėpusios daro visai ką kitą. Girdėjai naujieną? Kokia? Kaip Kauno zoologijos sode begemotė atsivedė begemotuką? Ne, ne šitą. Apie tai, kaip dar viena Lietuvos grupė laimėjo kelialapį į tarptautinį grandiozinį muzikinį konkursą. O dabar naujausias naujienas apie Lietuvos čiūdikus. Mėly žiūrovai, Goda norėjo pasakyti keistuolius. Kaip pavadinsi, taip net pagadinsi. Gerbėmieji, paskutinį kartą šiais metais mes jums norime pranešti pačias šviežiausias naujienas apie mūsų šalies keistuolius. Nu jo, keistuoliai puošia gyvenimą. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Jūsų dėmesį paskutinė šio sezono paparacio atakos. Štai pusnuogė ir plika Britney Spears vėl atakuoja vasarinių bikinių parduotuves. Ir štai ima liemenėlės nuo lentynos ir deda iš viršaus į krepšį įvartį. Mėly ir mylimi mūsų žiūrovai, ačiū Jums labai, kad taip ištikimai stebėjote paskutinę Paparacai LT transliaciją. Tikiuosi, jog liksime jūsų atmintyje. Niekus kalba. Goda liaukis, juk mus stebi šimtai tūkstančių žiūrovų. Būtent. Kas būtent? Mus stebi šimtai tūkstančių, o nei vienas negali pasakyti, ar mus rodys rudenį per TV. Miela draugė, visi mūsų norai keliauja į dangų. Nesutinku. Jeigu laida ir laidos vedėjos patinka žiūrovams, tai kodėl laida bus, o vedėjų nebus? Geriau rodytų laidos vedėjas, o laida kaip ir nereikalinga. Miela mano draugė, šis sprendimas priklauso ne nuo mūsų, o nuo didžiai gerbiamų TV3 televizijos valdovų. Nuo TV bosų? Taip. Tai ne nuo žiūrovų? Ne. Gerbiami TV bosai. Prašau kitą rudenį mane pakviesti į TV3 laidų vedėjas. Ačiū labai. Mėlyjeji, mes Paparacas LT, Giedrė, aš Aistė ir Goda atsisveikiname su jumis ir linkime jums karštos bei saugios vasaros. Išties buvo malonu visus metus būti kartu. Būtinai susitiksim. Ate!